Taigi, grįžtame į studiją, kur diskutuojame su Kristina Brazauskienė. Taigi, ponia Kristina, nutarėte dabar kurti naują partiją? Taip, man siūlo mano aplinka, kuri mane supa. Ir galvoju, kad gal reikia pabandyti. Nesinori vėlyvą rudenį, trumpos dienos, sėdėti ir žiūrėti tik televizorius ir nieko neveikti. Į prezidentės langus, ar ne? Man nesimato. Nesimato. Na, kas tie, sakot, bendraminčiai? Kas tie jūsų artimiausi bendraminčiai? Nu, aš dabar neįvardinsiu pavardėm, bet yra tikrai žmonės, kai kas turi patyrimą toj politinėje veikloje, kai kas turi viešuose ryšiuose patyrimą, bet aš jų neįvardinsiu dėl to, kad jūs persikiosite juos daugiau negu mane. Tai gal aš tą pirmą smūgį atlaikysiu, jie tegul dar suformuoja visą strategiją, visus tikslus. Na, bet kurti partiją dėl to, kad neišdegė sąjunga su Šustausku, tai turbūt irgi nėra pakankamas motyvas. Ar kiti motyvai? Kiti motyvai. Aš gyvenu toj valstybei, kaip ir kiti, taip. Aš esu pilietė. Man netinka mokesčių sistema, man netinka elgesys valdžios su žmogumi ir su verslininkais. Ir man atrodo, kad reiškia nereikia sėdėti ir iš dangaus malonių laukti, reikia veikti ir siekti tikslų. Man, pavyzdžiui, nepatinka, kad, reiškia, sumažino pensijas. Man nepatinka, kad iš minimumo atskaito pajamų mokestį 15%. Tai kodėl jūs atskaitot? Neatskaitykit, tai žmogus gaus 15% daugiau, jis vartos ir 21% grąžins valstybei. Ar ne taip? Na, nesigilinant į tas ideologinės, ar kaip čia jas pavadinti, vertybės, ekonominės, reikia 1000 steigėjų norinti kurti partiją. Jūs rasite 1000 žmonių? Tai va čia ir parodys, ar mane palaiko, ar nepalaiko, ar mano idėjas palaiko, ar žmonės nori kitaip gyventi, ar jiem tinka, ką aš siūlau. Tai parodys, reiškia, per kelias savaitės mes pamatysim, kaip mums sekasi rinkti. Aš niekad nerinkau, man niekad nereikėjo. Turbūt tai atsakysi klausimą, ne ar žmonėms tinka taip gyventi, kaip jie gyveno, o ar tinka jūsų asmenybė. Turbūt ir mano asmenybė, ir ar tinka kaip gyvena, todėl, kad, reiškia, su mano asmenybė, tai jie mato, jie vertina, taip, ir jie, reiškia, jeigu, pasižiūrėkit, jeigu kur mane rodo, reiškia, ar blogai komentuoja ar ne, bet komentarų daugiausia, tai reiškia, domisi mano žingsniais, nesvarbu, kad blogai kalba. Mūsų pokalbio klausosi politikos apžvalgininkas Artūras Račas. Labas vakaras, ponė Račai. Labas vakaras. Pone Račai, Kristina Brazauskienė, kaip girdėjot, kalba apie naujos partijos kūrimą. Kaip manot, kas turėtų nutikti, kad tokia naujai kuriama jėga patektų į Seimą? Na, sunkokas klausimas, toks aišku, buvo galima klausti, o kasgi nutiko 2008 metais, kad šaumenai ir klaunai pateko į Seimą. Ne, tai nutikti tikriausiai nieko nereikėtų, aš manau, gal klausimai reiktų kelti kitaip, o ką ponia Brazauskienė galėtų pasiūlyti tokio, kas dar Lietuvoje nebuvo pasiūlyta. Tai jeigu jinai siūlo komentarų skaičių, tarkim, portale Delfi, tai man atrodo, čia galima pririnkti tų žmonių labai daug, šiaip iš tiesų. Bet aš abejoju, ar tai yra pakankamas motyvas už ponę Brazauskienę balsuoti. Aišku, galima, tarkim, pasirinkti taktiką ir strategiją, kaip pavyzdžiui, ponas Zuokas. Ponia Brazauskienė, aš fantazuosiu truputėlį. Ponia Brazauskienė turi viešbutį. Jis, pavyzdžiui, galėtų pasiūlyti tą viešbutį tiem žmonėm, kuriem, tarkim, neužtenka pinigų turėti savo būstą, išnuomoti arba uždėti atiduoti, pavyzdžiui. Gal tokiu būdu pritraukti, pavyzdžiui, kelius šimtus rinkėjų. Tokių galimybių galima sugalvoti visokių, bet aš galvoju tiesiog, kad iš to bent jau ką aš girdėjau, kur ponia Brazauskienė šneka, tai kol kas iš tikrųjų nesimato, kas rinkėjus galėtų patraukti, tai yra kas yra naujo. Kad nepatinka poniai Brazauskienei kažkas Lietuvoje. Tokių žmonių yra daug, bet kaip pakeisti, kad būtų kitaip, ponia Brazauskienė nesiūlo. Tai, sunku ir spręsti, kas čia galėtų nutikti, kad žmonės balsuoja. Pone Račai, Kristina Brazauskienė sako, nori jums užduoti klausimą. Prašau. Jūs dabar man sakot priekaištus, kad, reiškia, viešbutį apgyvendintos kitus žmonės. Čia ne priekaištas, siūlymas. Bet jūs žinokit, kad viešbutis moka į biudžetą mokesčius. Tai viskas gerai, aš viską sakau. Taip, ir galbūt ir jūs dalį iš to mokesčių gaunat. Bet aš jūsų noriu paklausti, jūs toks, reiškia, kritiškas, jūs toks, reiškia, patriotiškas, bet atsimenat, kaip mes Seime kalbėjom prieš stojant į NATO Lietuvai.
Ir kaip jūs buvot prieš stojimą į NATO ir sakėte, ir aš to didžiuojos. Kaip jūs šiandien didžiuojatės ar ne? Taip nebuvo, ponia Brazauskienė. Aš su jumis asmeniškai kalbėjau Volė pertraukos metu. Tikrai neprisimenu tokio pokalbio. Neprisimenat, bet jūs sakėte ir to didžiuojus, kad reiškia, kad aš prieš NATO. Na, tvarkoj, ačiū ponui Artūrui Račui, ačiū už tai, kad atsakėt ne tik į mano, bet ir ponios Kristinos klausimą. Na, pastaruoju metu jūs viešai susikivirčijote ir su Brazausko dukterimis, Laima ir Audronė, kaip suprantu, dėl prezidento palikimo. Jūs užrūstino ponios Mertinienės sprendimas aukcione parduoti Brazausko paliktą automobilį Toyota, o gautus pinigus skirti atsiminimų knygai apie Brazauską išleisti. Jūs pasakykit, kur jūs išvelgėt, kad mane užrūstino? Kas mane gali užrūstinti? Na, jūs sakėt viešai, netgi kalbėdama, jūs nepritarėt, sakėt, tai, na... Bet tai jos yra daiktas, taip, įvardykim taip, ir jos reikalas. Bet aš pasakysiu, kad perduodant, reiškia, pagal testamentą jai šitą priklausantį daiktą, aš kaip nujausdama sakau, Laima, jeigu tu jį norėsi parduoti, tu man pasakyk, už kiek tu nori parduoti. Aš nesakiau, kad tu man pigiai parduok, arba tu man atiduok. Aš sakau, už kiek tu norėsi parduoti, tu man pasakyk, ir jeigu man bus prieinama kaina, aš jį nusipirksiu. Bet jeigu ne, reiškia, man bus per brangu ir bus neverta, tai aš jokių pretenzijų ir neturiu. Gal ir per daug, reiškia, laikyti tokią mašiną, bet mes kaip su Algirdu kalbėjom, žinatilsi, tai jis buvo nieko prieš. Vienu laiku jis labai norėjo atiduoti savo senam draugui. Ir jisai, reiškia, netgi siūlė jam, kad iš Kauno yra jisai. Ir sako, bet jisai sakė, aš turiu gerą Audį ir vienu žodžiu, kad jis Algirdas būtų jam netgi ir padovanojęs, kiek aš supratau. Ir paskui mes kai kalbėjom, tai kad jis, reiškia, nenorėtų, kad, reiškia, ta mašina kažkur tai atsidurtų, nes jis, jam jinai labai patiko, jis ją ten glostydavo, valydavo, trindavo, nors ir nevažiavo ten kurį laiką, bet vis vien valydavo. Tai, kad Brunzos muziejuje, kad, reiškia, kad jinai neišvyktų iš Lietuvos, nes jis kažkaip tai, jam buvo toks kaip kūdikis ta mašina laisvalaikio. Bet aš manau, kad aš pasiūlydama tokį variantą, nes aš iš savo pusės žestą padariau ir nemažą. Todėl pagal testamentą, kai Šedoris buvo, reiškia, kuriuos, reiškia, aš pati labai daug laiko skiriau rekonstruojant ir derinant projektą ir medžiagas parenkant, tai mes tik su Algirdu, niekas nepadėjo mum. Ir Algirdas, kai būdavo užsiėmęs, tai aš važiuodavau ir ten, kur, reiškia, tą rekonstrukciją padarė. Ir ta rekonstrukcija, tas namas neturėjo nei vandens, nei ten tualetų, viskas laukia buvo, nei dujų. Ir ten buvo vienas aukštas, padaryti 2 aukštai, ten, reiškia, kad gali gyventi ir labai gerai jaustis. Ir aplinka sutvarkyta, ir dar ten ūkinis pastatas. Ir kai reikėjo, reiškia, jai užsiregistruoti, notarė pasakė, nors pagal testamentą palikta taip, bet 2005 metais užregistruota ta rekonstrukcija. Tai jos skaitė kaip nesvarbu, kad, reiškia, čia palikimas, bet tai yra bendra nuosavybė. Ir man sako, reiškia, pusė priklauso jum. Tėvo pusė, reiškia, Laimai, o kita pusė priklauso man kaip žmonai. Tai sako, ir mes negalim užregistruoti čia arba teismo kelių, reiškia, ten dalinti ir registruoti. Tai aš sakau, koks yra kitas kelias. Tai sako, jeigu jūs atsisakysit to savo nuosavybės jos naudai. Ir tai vertė apie 500-400 tūkstančių, aš lengva ranka parašiau, kad reiškia, kad aš atsisakau teisių į šitą nuosavybę Mertinienės naudai. Ir ką aš gobšuolė? Ašgi galiu irgi pasakyti, pirk iš manęs. Bet man net į galvą netėjo, kad aš galėčiau taip pasielgti. Taip, apskritai, ar jūsų santykiai su dukromis dėl prezidento palikimo iš tiesų tokie įtempti, kaip tarkim buvo pranešimų apie tai, kad jūs nenorėjote atiduoti testamentą paliktų trofėjų kolekcijos?
Ar gintaro kolekcijos? Pasakysiu, gintaro kolekcija yra palikta man, trofėjų kolekcija yra palikta Usoniniai, reiškia, ir su trofėjų kolekcija buvo taip, kad, reiškia, kad Usonis pats mane klausė, nes iškart jis matomai neturėjo kur dėti, dėl to, kad ten buvo antram aukščiai, jūs matėtgi tą kolekciją. Esu matęs, taip. Nu va, tai dabar juos reikia iškart kažkur tai dėti, nesumesti į krūvą. Tai jis mane klausė, sako, jeigu čia pas jūs pabus, kol mes, reiškia, ten susirasim, reiškia, ten Algirdas tai norėjo Valdovų rūmose, o, reiškia, Trakuose, tai jisai buvo dalį kolekcijos ten jau davęs ir, man atrodo, Kauno Ramovė yra, turi irgi jo tų trofėjų, bet, reiškia, aš jokių kliučių nedariau, man Usonis paprašė, sako, ar gali jie čia dar pabūti. Sakau, prašau, nes aš ten tą palėpę nesinaudoju, jie sukabinti ir ten, reiškia, ta spinta yra, kur ordinai yra ir reiškia, tie apdovanojimai jo. Ir aš sakau, prašau, gali būti kiek norit, kiek jūs norit, tiek laikykit. Tai paskui, turbūt po metų ar kiek ten, reiškia, jis paskambino, sako, bet aš noriu pasiimti. Sakau, prašau, suderinom laiką, atvažiavo jisai su mašina, gavo tam transportą, sukrovė vieną dieną, paskui atvažiavo kitą dieną, susiskambino, sukrovė ir aš atidaviau, aš nieko jam netrukdžiau ir nieko jam nesakiau, kad negalima ar kaip. Tegul jie neišvedžioja, paprasčiausiai, man atrodo, pamatė, reiškia, puolimą vėl tokį negatyvų mano adresu, tai jie dar prisideda. Trukdymų nieko nedariau, niekada. Teko skaityti, kad apskaitai jūs, kalbant apie, tarkim, kad Brazauskas palikęs Nidoje stovinčią jachtą Tina anūkams. Jūs tarsi tą paskubėjote užsiregistruoti savo vardu. Aš nepaskubėjau. Jie, reiškia, spaudė žmonės, kad, reiškia, kad atiduotų jiems. Bet ką reiškia spaudė žmonės? Nu, žmonės, reiškia, kurių vardu buvo registruotas sako, reiškia, laivas, kad jiems yra parašyta, panaudos sutartis buvo. Ir jie, reiškia, galvojo, kad, reiškia, kad jiems paims ir atiduos. Nu, neatidavė, tada aš pasiūliau, jie ten turbūt kokius kelis mėnesius gal ten dėrėjusi. Aš tada pasiūliau, sakau, aš išpirksiu, nes aš galvoju, kad kaip dabar mašina aukcionė, tai ta jachta jau senai būtų aukcionė. Dėl to, kad jie jau kelis metus Algirdas spaudė, kad jis parduotų, nes jinai prasta, bloga ir vienu žodžiu netinkama. Ir Algirdas vis laik sakydavo, Kristė, nu pažiūrėk, kokia jinai graži. Tai aš galvojau, kad, reiškia, kad aš išpirkau. Taip, ir aš tada pasakiau Usoniui, kad, reiškia, kad dabar aš ją išpirkau ir aš siūlau tokią pat panaudos sutartį, kokią turėjo Algirdas. Imkit, naudokitės, kiek jūs norite ir plaukiokit ir tiek. Nei man mokėti reikėjo, nei ne, aš nenuomot, bet panaudos sutartį. Ir lygiai tokią pačią, kaip ir Algirdas turėjo 10 metų ar kiek. Tai sako, nu tai mes pasitarsim. Nu pasitarkit. Tai po kiek laiko, po savaitės turbūt ateina Algis ir sako, mum neapsimoka. Dėl to, kad, reiškia, mes naudosimės, mes turėsim mokėti už stovėjimą, mes turėsim mokėti už remontą. Sako, mum neapsimoka. Jinai ne mūsų. Na, mūsų laikas beveik baigėsi. Suprantu, kad jūsų santykiai su Algirdo Brazausko šeima, na, švelniai tariant, ne patys geriausi. Pas mus niekad nebuvo santykių. Mūsų santykiai buvo, kai Algirdas paskambindavo ir pasakydavo, ar tai šeiminiai pietus, ar tai šventės, bet taip, kad mes vieną kitai skambintume, mes vieną kitą ten guostume arba su vieną domėtumės, niekad to ir nebuvo. Mes visą laiką buvom svetimus. Kągi, ačiū Jums, kad atvykot pas mus į laidą, dėkoju už pokalbį, dėkui žiūrėjusiems, kita laida Lietuva tiesiogiai, rytoj tuo pačiu metu, gero vakaro su mūsų kanalu. Iki.